Sveiki. Važiuojam dabar į šiokį tokį road tripą po Europą. Pasiėmėm ką tik iš Driveo automobilį išsinuomavom ir pajudame iš Kauno. Tikslas yra nuvažiuoti pietų Prancūziją į mano draugės Dymantės vestuvės ir važiuojant iš jų atgal susirinkti pakeliui naują pirkinį, automobilį, labai keistą, ir jį parsivaryti į Lietuvą. Tai pirmos kelionės dalies iki vestuvių per daug galbūt ir nedokumentuosiu, bet susitiksime jau priartėjus prie Vokietijos atsiimti automobilio. Aš вообще pakau. Ten rimtai ir man vaidenas? Jo. Aš nežinau, kad jie egzistuoja. Žodžiu, tai va, mėlyje, mes esam Düsseldorfe, Classic Remis. Paskutinį kartą čia buvau prieš 2 metus su trupučiu, su Norbe. Filmavom čia mūsų laidą ir ta proga, kad jau atvykau Vokietiją pasimti automobilio, norėjus užsukti kažką panašios tematikos. Praeitą kartą, kai čia atvykau, pirmą kartą pamačiau savo svajonį automobilį, tai Lamborghini Countach baltą. O dabar yra rudas čia. Einam jo pažiūrėti. Labai gražus, žinau, Lietuvoje toks yra, jeigu nesakykit. Tarp kitko, pirmą kartą matau Bugatti, gyvai, visiškai man neimponuoja, bet argi nešaunu. Ir dar užeisim į vidų ten, į centriuką. Šiaip nemažai automobilių čia yra pardavime, gal net visi. Gal ne visi, bet tikrai daug galima tiesiog nusipirkti. Ir kalbant apie automobilių pirkimą, einam pasimatuoti dydžio panašaus automobilio į tą, kurį pirksiu. Dar vieno mano svajonių auto. Štai ir jis. Please don't touch, bet tiesiog įvažiavęs draugelį į šikną. POV 2 šunys susitiko. Va, kokie grožiai stovi. Be proto graži mašina man šitą. O! Praeitą kartą, kai buvom, nebuvo Paganių, nebuvo Bugačių irgi. Atsimenu, tai visai patobulėjau šitą vietą. Užėjom jau į centrinę erdvę, ten labai daug Porsche, porą gelikų, klasikos šiek tiek. Čia vapšė 83 tūkstančiai. Ko neapsipirkus? Ferrari 73 tūkstančiai. Pirma normali mašina. Filmuoju savo, nekelsiu akių, dabar einam iki automobilio. Bus first look. Jau matai? Jau matai? Ja, jau mes prie faktų. Tau jau juokinga? Jinai ledinė. Как она выглядит? Очень хорошо. Тут красный здесь вот. Тогда тебе не надо увидеть мои машины. Если это что-то видно,
Тогда не смотри на мои машины. Капот. Aš nemačius tokių senų mašinų su iki tiek detalių. Va čia žmogus, kuris atvarkė, sako, va čia reiks patvarkyti. Tarsi aš net nematau, kas tas čia, ką čia reiks patvarkyti. Seniai, tipo, aš neturiu aparatų. Не такая длинная. Сеска. Что здесь? Есть еще вещи. О! Очень хорошо. Тут тоже все смотрят, сильно ходят. Aš su fišaja gerai pafilmuosiu. Oi, žiūrėk, biškai taip pusį. O, šitas raktas jau eina šaibom. Nepersistengiam. Pasiruošę. Uoga. Prašom, jump in. Ir įpisu kažkur. Netgi kaip susigaudyti jos ilgį, nes šiaip tai no idea. Bet jinai siaurutė labai. Aha. Ir ne tokia didelė, aš galvoju, blogiau. Nėra kuro, važiuoju užsipilti ir išmeti iš karto žemėlapis, kad reiks pavažiuoti ir apsisukti iš karto. Aš jau įsivaizduoju tą apsisukimą, tiesiog ne, dar kol kas ne, važiuojam kažkur, kur nereiks apsisukti. Užsipylėme kuro. O kas čia priekiui buvo? Suka, kaip sėdinę atlenkti. Čia guliu. Taip, užsipylėm kurą. Gražiai dirba, viskas gražiai. Muziką norėčiau išjungt lauk. Tai padaryti, tiesiog užtylint. Ar ištraukt magę tokią pakibusią ant mirties slenksčio. Žodžiu, šviesos on. Pradedam kelionę į Lietuvą. Dar 5 kartus tikrinau dokus, ar tikrai čia benzas. Blet, neskleiskit tų keistų garsų, maldauju. Aš nenoriu to girdėti. Nežinau, kur važiuoti. Prašau, neskleiskit vieną dalyką, prašau, neskleiskit tų garsų, maldauju. Neprašau, maldauju. Tai, o, senis maivoja, o, kitas parlikęs su dvirku. Sprendė mane apvažiuoti, jis dar nežino, kiek užtruks, nes yra durelių paruošus jiems siurprizą. Oi, visi leidžia. Jaučiuos kaip, veidrodėlis lūpas atsuktas dažytis. Jaučiuos kaip šitoj laidoj ledo kelias. Faristė save filmuojant išbandymų metu. Nu, davai, važiuok. Varatas. Varatas, važiuok. Užsipylėm pilną baką, nuo 0 iki pilno, 100 eurų kainavo. Žiūrėsim, kiek pavyks nuvažiuoti. Šiaip dydis, galvau, bus didesnė jinai. Ir galvau, jausis didesnė važiuojant. Jinai šiaip siaurutė, automatas, patogu, minkštai važiuoja, gražiai dirba. Žodžiu, nekyla abejonių, kad pavyks grįžti. Bandau suvokti gabaritus automobilio, todėl kad ne tik jinai yra ilga, bet dar ir vairas kitoj pusėj. Tai bandau truputį,
prieš pat stabdant, dar ant kokių 10 važiuojant kažkoks biški burzgimas vyksta. Nieko rimto panašu, bet kažkokių keistų mygtukų yra. Nežinau, ką reiškinčiau. Aliuka. Karočią, reakcijų tai įsivaizduoju prisižiūrėsiu juokingų, nes man ir pačiai juokingų, tiesą sakant. Va, norėčiau pamatyti iš šono truputį, kaip aš važiuoju, maždaug kurio juostos daly, kad susigaudyčiau, ar tas dešiniai vairas manęs biškį, žinot, netraukia į kairę pusę. Bandymas būti labiau kelio centre, bet esu šiaip kelis mėnesius važinėjus su netoj pusį vairo Lietuvoj būdama. Tai... O, kolega! Su tokia pat mašina, tik tai 2 duris pametęs. Geras. Esam dabar Düsseldorfe, tai realiai vakariausiam Vokietijos gale, galima sakyti, netoli Olandijos, Belgijos sienos. Tai dėl to, kelionė užtruks, bet maždaug 18 valandų gal kelio yra iki Lietuvos. Bandysim per 2 dienas parvažiuoti, bet aš galimai užvetuosiu šią idėją ir padarysiu iš to 3 dienas. Dabar prasideda važiavimas jau greitai. Sakysiu taip, tai nėra labiausiai iš vietos besistojantis automobilis piestu. Bet aš ir nesu į minus dugno, aš nenoriu jos dar, žinot, pašilo variklis, bet nenoriu jos čia kinkyti nuo ryto, biški pastovėjusios. Sau limuzin, o kur cup holderis? Ar čia tipo vairuotojas jau išgyvens kažkaip, o gale masažą daro? Žmonės pasimetė, bet aš nemažiau. Čia mūsų mašiniukas yra iš Driveo. Išsinuomavom visai šitai kelionė aplink Europą, tai labai patiko, labai patogu. Galima atsimti sexy ass. Galima, žodžiu, atsimti nuotoliu, bet kurio paros metu, Kaune ir kitose vietose. Tai va, važiuojam dabar į Pargament. Su kodu Greta 10 galit gauti nuolaidą iki metų galo. Žiūrėk, mano kolega šalia važiuoja. Tokia pat mašina, tik trumpa. Oi, traukiasi Peugeot, vienas malonumas. Kelyje vienas malonumas. Kodėl sustabdo? Only losers use brakes. Važiuoju be veizo, be mepo, be absoliučio susigaudimo. Ko aš čia per kamštas? Turėčiau veizą, žinočiau. Bet, žodžiu, yra taip, kad... Aha, vat kažkaip, kai žemos apsukos. Dėmesio susilaukė. Žinok, per daug esu įsigilinus dabar į važiavimo sąlygas, kad žvalgyčiaus, kas čia žiūri, kas ne. Stabdant ant labai žemų apsukų, jau prieš pat sustojant, biškį taip supurto mašiną. Toliau nieko iš tikrųjų. Labai lėtai gazuojasi jinai iš vietos. Ir temperatūra niekaip nepašyla iki viduriuko. Jau mes netoli, bet buvo netgi pakritus vienu metu, which was weird.
Bandom pasiekti top speedą ant speedometro. Kodėl mašinas ant tiek velkas, kad aš jas papanę lenkiu su limuzinu, tiesiog kur yra neribotas greitis. Does it get any worse than that? Taip, pasiekėm 150. Tai reiškia, kad nuomotas automobilis, kuriame važiuoja mano bernas, net nebegali manęs pasivyti. Minkštai važiuojasi, aišku, aš mieliau gulėčiau gale. Galima nulenkti sėdynį ir kojas, ištiesti pilnai gale sėdint, žodžiu, pasaka. Tik tai viena bėda, aišku, kad aš šitam automobilį gale nevažinėsiu, tai tiek tos pasakos. Nusišoviau. Buvo vienoje vietoje atkarpoje sumažintas greitis iki 100, aš neturiu kaip žiūrėti mapso, tai nemačiau, kad ten yra kamera. Ir nusišoviau ant kokių 103 rodė speedometras. Mašinos speedometras senų visada rodo daugiau, kokiais 10. Tai realistiškai važiavau apie 120, 3% paklaida Vokietijai, tai koks 116 gaunas, tai greitis buvo 100 ten, tai 16 viršiau, tai ne tragedija. Nesu per daug patenkinta, kad jau pusę bako išvažiavau. Reiškia, bako užtenka maždaug 4 valandom kelio. Du bakai šiandien, 2 bakai rytoj. Anas automobilis gerokai mažiau ryja. Čia yra vienas valytuvas, ką tik sužinau, per vidurį. Ko nepaganis. Ir nėra autopiloto, kas mane jau užtiso. Bandysiu su kairė koja gautis. Kaip viskas blogai yra su raudonom Audi. Taip. Jau yra nukeliauta 300 km su šituo aparatu. Ir pasakysiu jums taip. Viskas puikiai. Yra sustota pasnausti. Ai, čia tai. Mokami keliai, pats gazas. Būt su vairu ne taip pusė. Gal man gali prieš tą langelį paduoti? Labas rytas. Jis nėra labai labas, nes skauda gerklę, sergu. Mano bernas irgi serga, kažkur mus biškį perbūtė, galimai kondišas. Ir tokia nelabai vairavimo savijauta, bet iš kitos pusės gal geriau vairuoti, negu kažkur turėti pramogauti besijaučiant. Tai išvažiuojam link Varšuvos, buvom apsistoję Poznane, nes jau daugiau važiuoti nebenorėjau. Dabar rodo iki Kauno 7 valandas. Ne visiems pranešiau, kad anksčiau grįšiu, tai dabar tik surašiau, nes ir pati netikėjau, kad kažkaip taip greit grįšim. Tai reikės susirinkti savo kitas mašinas Kaune, atiduoti šitą nuomotą. Bele kaip patiko šitą mašiną, nes
Bet pradėjom svarstyti GT ateityje įsigijimą, nes tiesiog it's amazing. Tokiom kelionėm. Beveik 300 tiesiai. Dabar pirmoji nedalinys mano. Taip, 300 kilų tiesiai. Trečias kurų užpilimas. Pirmą užpilėm pilną baką buvo 100 eurų, tada trečdalis buvo likęs apie 70 eurų smokiam. Ir dabar trečias kartas irgi bus apie 70 eurų. Iki Varšuvos apie 200 kilų. Nežinau, jau kiek laiko nebuvau kažkaip blogai pasijautus sveikatos prasme, bet vat ši kelionė biškį išvargino. Manau, kad labai prisidėjo, kad miego mažai buvo. Grįžom Kauną į Drive'o, čia galima atsimti automobilį, labai patogu, šlagvaumas atsidaro, numeris nuskaitęs, gali pasimti, gali išvažiuoti. Jeigu išsinuomoji, grąžinsim savo dembuką, puikiai atitarnavusi šią kelionę ir kraustamės į savo šitą ride. Žmonės rašo, kada interjero reveal. Tikrai ne dabar, tikrai dar ne kol grįžau. Gerai. Bernas bando man įrodyti, kad šitoj mašinai yra vienas bėgis. Žiūrėk, dar vis neperlipo. Kas ko neperlipo? Ta prasme, bėgis neperlipo. Tu važiuoji juostą apsižergęs. Koks skirtumas? Aš Kaune važiuoju. Žiūrėk, dar nepersimetė bėgis, jau 3000 apsukų. Dabar atrodo, turėčiau atleist gazą ir turėtų persimest bėgis. Ne, jis vis dar ant 3 štukų. Arba čia 2 bėgiai, aš nežinau kaip čia supratau. Aš nematau, kada jisai persimeta. Apie dėžę įvertinimą patys supratom. Skambinam žmogui, kuris išmano apie automobilius daugiau, negu juos sukūrė žmogus. Yes, skibidi. Ką tu? Nieko važiuoju. Aišku, kad tu važiuoji kažkur. Klausimas greitas. Yra 4 bėgiai. Bet kodėl nesijaučia, kai persimeta? Kodėl jie niekada nepersimeta? Dėl to, nes ten variatoriaus dėžė principų veikia. Variatoriaus principų veikia dėžė, bet jis tiesiog tipo duodi gazą, apsukos pakyla, mašina važiuoja, atrodo tolygiai, bet vis tiek ten yra bėgiai. Variatoriaus dėžė, bet ten yra bėgiai, ten 4 bėgiai. Žinai, kaip įsitikim, taigi žiūrėk, yra svirti nulenki iki pat galo ir tu gali pasirinkti 1, 2, 3. 2-3 pas mumis. Iki 3 čia. Nu tai 2-3 ir tai būna 4. Aha. Nu tai vat. Logiška, Yra ant video. Karočią, nahui. Tipo įdomu, nes realiai ta dėžė iš tikrųjų, aš atsimenu, jeigu turėjau panašų mesą ir piesta ir jokio daužimo, tiesiog duoti gazą ir mašiną važiuoju, visada tolygiai. Taip, net užuominos nėra. Atleidai jo, o žinai, dabar važiuoju su tom naujom mašinom. Jo, ten GTRs tai atrodo stuburus išlinks kaip permen. Atrodo, nahu mes regresuojam, žmonija regresuoja, bet 90 metais padarė dėžę, kur jausmas, kad tu važiuoji vienu bėgiu, atsisėdi 20 metų mašiną. Tai čia yra limuzinas, niekas su juo neplanavo važiuoti autostradai. Tai tiesiog padarė optimalų variantą miesto, o mieste tavo aukštas apsukas yra daug. Dėl to nes visą laiką turi biškį galios, tada pasiminėlė, kad uždusas tą mašiną. Jo. Ir nieks neplanavo, kad tu miestą ten važiuosi virš 100, žinai, tai yra apskaičiavo tas mašinas darbinį greitį, tebūnė ten iki 100. Kam atspyliu, kad dušiam rašyti tada? Nu tai taip yra, bet čia, pavyzdžiui, Lambo irgi važiuoju 100, šiam, man atrodo, ir būna 4,5 štukos apsukų, nu tai tu pagalvo, koks gasas būna mašinai. Nes tiesiog niekas jos nedarė, kad tu su važiuosi kažkur autostradai. Darė, kad tu kuo greičiau pasiektų maksimalius ūkius, kad išnaudotų visą motoro galę. Ir taip yra, tai lygiai tas pats ir su komersus ir padarytas vis tiek važinėt po... Realiai čia Lambo, tiesiog ilgas.
ką aš išgirdau, ką tu sakai. Gerai, bet variklio per kabutės sveikatai ir ilgamžiškumui kenkia, kad tu 800 km važiuojant 4000 apsukų. Ne, šiaip iš esmės, tipo, iš vienos pusės kaip ir kenkia, bet iš kitos pusės aukštesnė sūkiai, aukštesnis tepalas slėgis. Visas variklis geriau susitepa. Nežinau, vandens pompa greičiau sukas, greičiau aušinasi. Tipo, kaip ir viskas čia okei, nėra čia nieko blogo. Pažiūrėk, kiek su Lambo važiuoju, net yra 6 štukų, 7 štukų. Jo, bet Lambo ne 40 metų senumo. Aš tik dėl to, nes mašina labai sena, žinai, tik dėl to. Ta mašina tavo metų beveik. Jo, o kur ir jie, tai faktas, kad daug dėl to, nes palauk, ta mašina kiek sveria, tipo. Bet realiai dvi mašinas viena, tipo. Ir vienas. Ne, žinok, jinai taip tik atrodo. Jinai yra čia biškis skemas. It's not that big. Mes sustatėm šalia su to BMW GT ir jinai buvo gal 5 cimais ilgesnė. Norėčiau pamatyti. Rimtai. Turiu foto. Ir tu nori pasakyti, jinai bučkių ilgiau? Aš manau, kad bučkis jo, gal net gali būti ilgesnis, jo. Jeigu tu pastatai jį pas mane į garažą ir garažas užsidaro, Kas? nenoriu kaip išnekėti, bet... atiduodi bučkį. Ne, nieko neprišnekėk, nes žinau, kad gali per kažką per aštriai pasakyti, bet... Rodžio 9 plauksiu per šaltusias mane su vandens motociklu, ne? Yes. Can't wait. Jeigu moki vairuoti, čia tik skill issue yra dešinė ir kairė vairuoti. Ne, bet galvoju, kaip jį užreikia turėti Lietuvoje. Istoriniai numeriai, todėl kad istorinė tačkė privalo būti taip, kokia jinai buvo stokinė, o jinai stokinė buvo dešiniai vairu, tai ką jį daryti? Ai, jo. Nu. Nu jo, aš šiaip gal ir leis. Negali leis. Gražiai. Matot, žmonės gali pasiryti gražų užuo BMW ir nebūtinai blizgantį numerį. Nu tai ką, apsižiūrim. Tai vaizdas šiuo metu toks. Taip, vairas yra dešiniai pusiai, tai nesutrukdys Lietuvoje, nes automobilis turi istorinį statusą, vadinasi, jisai turi būti stokinis. O būtent taip jis ėjo iš gamyklos. Šiaip jo būklė yra labai gera. Čia va turim vieną šiokį tokį brėžimą, ne aš. Ir šiek tiek yra pasilaupęs kapotas lakas. Tai aš ją visą norėsiu perpūsti šviežiai juodai, kad būtų ledinė. Toks yra mūsų tikslas. Daugiau viskas su ja labai gerai. Šiaip įdomus dalykas toks, šio automobilio veidrodėliai skiriasi. Šitas yra toks siauresnis, o anas kvadratiškesnis, jeigu matot. Dar jo aišku neploviau. Grįžo per visą Europą. Ir atrodo štai taip. Šitaip atrodo visos duris atidarytos. Kviečiau užeiti, tai ir padarykim. Tai šiaip salonas yra gan tvarkingas, čia toks, sakyčiau, didžiausias jo trūkumas įplyšęs kilimėlis ir dar porai vietų tokių pora yra įplyšimų, bet būkim realistiški, automobiliui 30 metų. Va, čia viduriukas, vidurinė eilė, ten turim galą. Galui galim iškrėsti tokį cirką, nulenkti vidurį, kad būtų patogiau sėdėti. Išmėginam. Jei mane kažkur pamatysit bevargstančią parkuojantis, prašau palaikymo, santarvės, ramybės. Pasižiūrime vidų. Žodžiu, tvarkingas. Tai kaip ir minėjau, upcoming planai. Automobilį perdažysim ir labai norėčiau užsidėti kitus ratus. O už vis labiausiai
norėčiau, žinot mane, jį ant pagalvių patupdyti ir nuleisti. Šį automobilį beje Kalėdų išvakarėse nupirko mano tėtis iš laidojimo namų. Jie tik įkėlė skelbimą ir tą patį vakarą mano tėtis nupirko. Ir perdavė žmogui, kuris jį padarė all-timeriu, sutvarkė viską ir įdėjo į pardavimą, gavo pasiūlymą. Ir tada aš sužinojau, kad jis parduodamas ir tiesiog pasakiau, maldauju ne, aš jį paimsiu, nes labai norėjau jo. Man atrodė labai juokinga ir nenorėjau, kad jis iškeliautų į kažkieno kito rankas, nes mano rankose jam bus geriau, smagiau tai tikrai. Čia ne, aš skleidžiu šios garsus. Tai va. Ok. O Dieve, ką aš ką tik mačiau, privalome pasivyti, privalau jums parodyti. Va, žiūrėkit, mūsų istorinis bičiulis. Wow, gražu. Aš išvažiuoju į gatves ir aš džiaugiuosi. Automobilis yra gan šiaip nedaug važiavęs, 85 000 mylių, tai čia bus kažkur 140 000 kilometrų. Opa. Wow, koks dailutis. O šiaip situacija tokia, visa elektronika veikia. Čia iš priekio galiu aiškinti, kam ir kokie temperatūros pokyčiai gale turi būti. Čia irgi viskas veikia, pečiukas veikia. Žodžiu, šiaip lemputė veikia. Iš esmės automobilis yra tikrai gana tvarkingas. Tai va tik tai, ką norėsi su juo padaryti, yra perdažyti. Ir tai čia jau iš noro prisikabinti, o ne kiek realios reikmės. Tai va, turėsim labai dailų automobilį. Išlaikyta, išsaugota, nedaug bėgusi, neišsėdėta ir galėsime iš jo dergtis, kaip sakoma. Ir galite iškart pasiūlyti, kokius ratus galėčiau uždėti, nes šiaip neturiu idėjų. Nusprendžiau, kad laikas automobiliu naudotis taip, kaip yra pritaikyta. Tai yra man sėdinti komforte. Statau 1000 stop sporte. Sėdžiu limuzinę komforte. Kur jūs, ponė? Aš norėčiau namo. Adresas? O gal jūs norėtumėte užeiti pas mane namo? Čia jūs nužiūrinėjat mane dabar? Užėjusiu. Ilga diena. Neklausiau, aš norėčiau tyloj grįžti. Bibidėjau ant jūsų tylos. Žodžiu, galvoju čia liustrai pisti. Bet nenoriu lubų sugadinti, nes po to niekaip čia tokių neberasiu, tai kažkokia reikia negadinančią liustrą. Bet tai kažkas gal norėtų nupirkti ir su liustra jį. Jį jokingiau tik nuo to. Tu norėtum, kad jinai ir šviestų, ne? Tai be abejo. Kas iš tos liustros, jeigu jinai nešviestų. Čia šaldytuvą padarysim šampanui. Čia liustra. Žodžiu, šitas automobilis, žinot, buvo Vėlionio šeimai vežti, o dabar mes jį padarysime party limo. Ne, bet party limo labai tam nuvalkietiškai skamba. Reikia tokį, ne tai kad party, o tokį, ne, VIP man irgi jau nuvalkietiškai. Kažkaip princesės karietą mes padarysim. Tai va, ir galvoju, kad dabar dar vasarą su ją pasivažinėsiu, rudens pradžiai pasivažinėsiu, kol viskas gerai, o tada žiemai jau, kai vis tiek atguls kažkiek
nu, vat kokį lapkritį gal nuvešiu ją perdažyti, tada už porą sav su ją bandysim driftinti.